Uždaroji akcinė bendrovė Visi GPS LT yra specializuota kompiuterinės technikos ir GPS navigacijų parduotuvė bei remonto centras. Tik čia ir niekur kitur Šiauliuose rasite tiek daug įvairių GPS navigacijų. Sunkvežimiams, lengviesiems automobiliams, motociklams, keturračiams, ploto matavimui, sportui, laisvalaikiui. Visose navigacijose lietuviškas meniu, instrukcijos, naujausi žemėlapiai ir greičio matuoklių duomenų bazės. Jei reikia kompiuterio, nesvarbu naujo ar naudoto, Visi GPS LT vieta, kur jį rasite. Jei pageidausite, suprojektuos stacionarų kompiuterį pagal jūsų individualius poreikius. Jei sugedo nešiojamas ar stacionarus kompiuteris, foto ar vaizdo technika, GPS navigacija, skubėkite į Visi GPS LT. Stoties 14, Šiauliuose. Yra įvairių akcijų ir nuolaidų, apie jas sužinosite internetinėje svetainėje. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto Bubių link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Šioje Žaliųjų namų laidoje jūsų žiūrovai dėmesiui nuoširdus pokalbis su Šiaulių miškų urėdu Stasiu Pališkiu. Kuo šiuo metu džiaugiasi miškininkai ir kas juos neramina? Ar mūsų Lietuva ateityje bus žalia? Ar mes pagaliau katilus kūrensime biokuru? Apie visą tai šioje laidoje. Na štai jau ir antras šių metų mėnuo į pabaigą. Jau per tiek laiko miškininkai visi turbūt susiskaičiavo, kokie buvo praėjusių metų rezultatai ir jau, manau, spėjote šiek tiek pradėti planuoti ir šiuos metus, nes atėjo pavasaris, kaip visada, naujų medelių gimimo vieta naujose miškuose būsimuose. Tai gal nuo pirmos dalies ir pradėkime, kokie buvo praėjusie metai. Mums praėję metai tikrai nebuvo sunkus. Aišku, reikėjo taupyti ir pakankamai taupyti, tačiau užbaigėme metus labai normaliai, finansiškai, ir tie metai nebuvo mums blogi. Aišku, mes pirmiausiai, miškininkai, pajutom tą bėdą su finansinė bėda, krizės, sakykime, pasekmės, tai yra 9-ieji, kurie buvo neprognozuojami ir nes patys netikėjom, kad tokie sunkus bus. 10-ieji mums jau nebebuvo sunkus. Aišku, reikėjo susitemti, reikėjo galvoti apie taupimą, tačiau pragyvenom labai normaliai, tiek ir finansiniai užbaigėm labai normaliai tuos metus. Tai galima sakyti, kad turėjote beveik tradicinį pelną? Jeigu lyginant su 9-ais, tai didžiulį pelną, jeigu lyginant su 7-ais, aišku, jis mažesnis, sakykime, kaip mūsų urėdijai, tokiuose augavietėse ir su tokia medynų rūšimi, medžių rūšinė sudėtimi, labai normalus. Aš kiek suprantu, nuo to, kaip sėkmingai jums praėję metai, taip pat sėkmingai jūs galite planuoti kitų medynų atsodinimą. Kas be ko, nuo finansinės situacijos priklauso, kiek mes galėsim užsodinti, kokius medelius galėsim sodinti ir aplamai, kaip mes galėsim gyventi tuos metus, kadangi mūsų, turint galvoti tai, kad dar padidėjo mokesčiai į valstybės biudžetą 5%, visų labo mes jau skiriam nuo žaliavinės 15% šiai dienai. Tai yra tie mokesčiai, kurių kitos organizacijos nemoka. Tai, aišku, reikia skaičiuoti, bet mes labai normaliai išsidėstėm 11 metus. Aišku, mus labai nudžiugino praėjęs 10 metais sutarčių pasirašymų konkursas, kuris gal per daug optimistiškas po šitų sunkių laikų, nors šiai dienai mes matom, kad galbūt tokių kainų, kurios buvo iškeltos, gal jos ir nepasitvirtins, kadangi daugelis jau pradeda nebepirkt, kurie pasirašė sutartis. Kokie šių metų planai, kiek ko ruošiatės pasodinti? Mes atkursim 400 hektarų
Ir planuojam apie 50 hektarų įveis naujų miškų. Sakykime, mes turbūt vieni iš nedaugelių urėdijų, kurios želdom 60% lapuočių. Ir mums šitas programa, galbūt pradžioje visi taip žiūrėjom su įtarimu, tik tai į naudą išeina, kadangi mūsų augavietės labai šlapios ir lapuočiai kaip tik būtent tinka. Tai mes pilnai turim pasiruošę, pilnai turim, reiškia, visiems gyventojams, kurie pageidaus atkurt miškus, arba naujus įveist, pilnai užteks sodinamos medžiagos. Mes laukiam to, su jauduliu, laukiam to pavasario, kada prasideda šitie darbai. Aišku, tai būna iššūkis, tai būna savotiškas stresas, įprastinis stresas, kurio pavasarį sulaukiam, bet kiekvienas miškininkas jo laukia. O tos talkos, jos padeda ar trukdo? Ten įvairūs kolektyvai nori savo plotą pasodinti, mišką, gražus gal dalykas, bet ar žaisti turite su jais laiko? Žinot kaip, vien tai, kad žmonės ateina ir turi norą sodinti, kad jie bendrauja, kad jiem gali parodyti, kaip tas darbas daromas, kad jis nėra toks lengvas, kaip įsivaizduoja, tai jau tai didelis pliusas. O ta ekonominė nauda, manau, ateina per šitą bendravimą su žmonėm. Tai yra pagrindas. Pagrindas, kad suprastų mūsų tą gyvenimą, mūsų tą, nuo ko prasideda viskas miške. Tai, manau, čia pats pagrindinis dalykas. Ir tie, kurie pabūna šitose talkose, tas tampa miškų draugo. Mes nenorim sakyti, kad tai miškininkų draugas, tai yra miškų draugas. O tai svarbiausia. Tai šiemet taip pat lauksite daug talkų ir visi savaitgaliai bus užimti su talkininkais. Klaustausi savotiškas, reiškia, ratas ar aplinka, kurioje dalyvauja paprastai tie patys kolektyvai. Ir džiugu tai, aišku, norim ir daugiau. Svarbiausia, kad žmonės nori šito. O ten mes šitom talkom tikrai ekonominių efektų nesiekiam. Nesiekiam tai, kad kuo daugiau žmonių pabuvautų miške, kad jie suprastų tas gyvenimo darbo sąlygas, kuriuose mes esame. Na, tai galbūt, aišku, šiuo metu rinktis profesiją nelabai dėkingas metas būtent miškininkui, nėra iš tarp populiariausių jų. Kartais gal žmogus, kuris ir norėtų jo tapti, nedrįsta, nes nežino, ar gaus darbą pagal specialybę. Bet iš principo tai jūs ruošiate tokius savotiškus miškininkus talkose. Jūs teisus. Vien tai, kad jūs tapot bakalauru mūsų ir puikiai suprantat mūsų miškininkų specifiką darbo. Visi, kurie susiduria su mumis, manau, kad savotiškai įgauna naujų žinių, naujų supratimų apie mišką. Ir tas, sakykime, pokario laikų įvaizdis miškininko, kad kepurė kur tai pasukta į šoną ir šautos už pečių, nebe tas miškininkas šiai dienai. Yra ir sunkių momentų, ir darbo specifika. Kaip ir visur, visi mes turim įsigilinti savo darbo pobūdį, atsiduoti tai profesijai, kurią mes kažkada tai įsigijom. Ir žinot, viena tai, kad ne tik tie, kurie ruošiasi tą specialybę rinktis, ir mes patys senieji, pradirbę visą amžių toje žinyboj, po šitų antpuolių prieš miškų sistemą, nors ir pridengtų gražiais šūkiais, kartais suabejoji, ar tikrai pasirinkai tą specialybę. Na, o žmonės ir miškas, ar pasikeitė santykis? Nes pavasaris yra ne tik medelių sodinimo metas. Pavasarį yra apsiginkluojama dideliais automobiliais, dideliais maišais ir masiškai renkamos šiukšlės iš miškų. Ar ta tradicija vis tokia pat gili, ar jau kasmet vis mažiau miškuose maišų reikia? Kaip aš juokauju, mes pavasarį visais laikais organizuojam talkas ir talkininkams sakau, surinkim tą meilę, kurią palieka miške atvykę lankytojai. Tai prišiukšlina, bet iš tiesų mažėja tie dalykai. Tai, kas darėsi prieš keletą metų, šiai dienai iš tiesų tikrai jau
žymiai mažiau. Ir gadinami miškų baldai, ir šiukšlinama tikrai mažiau. Vienaip ar kitaip matomai jaunoji karta kaip tai biškį kitaip žiūri. Nebėra taip kaip anksčiau. Kad, Tikrai ne. Tikrai jaučiasi tas. Užtenka, aišku, visko pasitaiko, bet tai nebe taip jau siaubingai, kaip, sakykime, prieš kokią 10-15 metų dar. Praėjusiu metu antroje pusėje labai smarkiai praėjo per visą Lietuvą, daug seminarų buvo, tai naujo biokuro gamybos seminarai, ir, daug buvo, nesvadinkime triukšmo, bet gražių kalbų, didelė perspektyva. Ar tai baigėsi kalbomis, ar vis tik biokuras jau skinasi savo kelią? Aišku, gaila, kad Seime nepraėjo įstatymas apie atsinaujantį energetiką, bet atsinaujančią. Aišku, yra prieštaraujančių tam, tai lobistinis klausimas ir, aišku, nesinori matomai prarast pozicijų, bet viena tai, kad jau šiai dienai ir šakas apsimoka gaminti ir parduoti. Kadangi kaina pasiekia tokia, kada bent jau ne su minusu turi gaminti. Ir tai ne tik deklaratyvus dalykas, priverstinis, bet iš tiesų tai gaunasi ekonominis reikalas. Ir tas vajus nepraėjo veltui. Atsiranda ūkininkų, kurie bando gaminti. Galiausiai konkursai įvykę praeitų metų pabaigoje rodo, kad kaina biokurui kyla. Atsiranda konkurencija tarp plokščių medienos ir biokurų. Ir kada atitinkama kaina, atitinkami rezultatai bus. Aišku, mes labai laukiam, kada bus pastatyta katilinė Šiauliuose biokuru kūrenama. Aišku, šiam regionui tai turės didelį įtaką. Bet ta žinia, kad kaina kyla, iš dalies gerai, iš dalies nelabai. Vis tik gal būtų buvę protingiau, kad šiek tiek pati valstybė dotuotų biokuro gamybą, taip saugodama savo gamtą ir nesukeldama didelių kainų, nes štai automobiliai varomi biodegalais, jie praktiškai nesipirko, nes jų kaina tapo tokia pat. Ar neištiks ta pati bėda ir su biokuru, kai jis bus toks pat brangus kaip ir bet kas kitas? Jūs teisus, kadangi šiai dienai konkurencija tarp plokščių medienos ir biokuro pirkėjų sukėlė malkinės medienos kainas. Automatiškai pakyla ir visiems naudotojams. Dar viena bėda, kad, sakykime, mes socialiai remtinas šeimas dotuoja valstybė, vietoj to, kad mes aplamai dotuotume biokurų gamybą ir taip sumažydom jų kainas. Labai gražu, aišku, kad tie pinigėliai gaminant biokurą pasilieka Lietuvoje, kad mes neperkam, mažiau turim pirkti dujų, bet blogai, kad nerandam galimybės ir netiek jau daug reikalingų dotuoti tiek gamybą, tiek perdirbimo biokurų. Tuo pačiu nereikėtų jeigu sumažėtų pati kaina, sumažėtų ir šaltinų dotuojamų žmonių kiekis. Ir jo labiau, kad visiškai nežiūrima to faktoriaus, kad taip yra saugoma mūsų Lietuvos gamta, nes mes nekur kitur, o pas save teršiam, naudodami. Ir teršimas, ir tai, kad užimtumas didėja, ir tai, kad visi pinigai, kurie čia išleidžiami, pasilieka Lietuvoje. Čia lyg tai pirmoko elementarus dalykas, bet kažkodėl tai sunkiai skinasi. Aišku, pirkt, parduot greičiau tie pinigėliai sukasi, negu tai, kad gamint, daryti ir dar kažkiek tai dotuoti reikia. Seimūnai ne visada pasižymėjo gerų matematikos išmanimų ir čia ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kada akivaizdus dalykas, jiems visiškai nesuprantamas. Tose visose konferencijose apie biokurą Šimėnas jau prieš tai išreiškė mintį, sako, tikrai mane turi pult, kadangi aš paliečiau daugelių interesus. Ir
visi seimūnai kažkam tai atstovauja, kažkokiam tai grupėm. Už rinkiminę kompaniją reikia susimokėti. Taip, kad nieko nuostabaus, kad tokie dalykai darosi. Sakau, elementaru pirmokui lyg tai paaiškinus tokius dalykus, o mūsų seimūnai neturi, lyg tai neranda politinės valios priimti sprendimus. Uždaroji akcinė bendrovė Visi GPS LT yra specializuota kompiuterinės technikos ir GPS navigacijų parduotuvė bei remonto centras. Tik čia ir niekur kitur Šiauliuose rasite tiek daug įvairių GPS navigacijų. Sunkvežimiams, lengviesiems automobiliams, motociklams, keturračiams, ploto matavimui, sportui, laisvalaikiui. Visose navigacijose lietuviškas meniu, instrukcijos, naujausi žemėlapiai ir greičio matuoklių duomenų bazės. Jei reikia kompiuterio, nesvarbu naujo ar naudoto, Visi GPS LT vieta, kur jį rasite. Jei pageidausite, suprojektuos stacionarų kompiuterį pagal jūsų individualius poreikius. Jei sugedo nešiojamas ar stacionarus kompiuteris, foto ar vaizdo technika, GPS navigacija, skubėkite į Visi GPS LT. Stoties 14, Šiauliuose. Yra įvairių akcijų ir nuolaidų, apie jas sužinosite internetinėje svetainėje. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto Bubių link, Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Uždaroji akcinė bendrovė Visi GPS LT yra specializuota kompiuterinės technikos ir GPS navigacijų parduotuvė bei remonto centras. Tik čia ir niekur kitur Šiauliuose rasite tiek daug įvairių GPS navigacijų. Sunkvežimiams, lengviesiems automobiliams, motociklams, keturračiams, ploto matavimui, sportui, laisvalaikiui. Visose navigacijose lietuviškas meniu, instrukcijos, naujausi žemėlapiai ir greičio matuoklių duomenų bazės. Jei reikia kompiuterio, nesvarbu naujo ar naudoto, Visi GPS LT vieta, kur jį rasite. Jei pageidausite, suprojektuos stacionarų kompiuterį pagal jūsų individualius poreikius. Jei sugedo nešiojamas ar stacionarus kompiuteris, foto ar vaizdo technika, GPS navigacija, skubėkite į Visi GPS LT. Stoties 14, Šiauliuose. Yra įvairių akcijų ir nuolaidų, apie jas sužinosite internetinėje svetainėje. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto Bubių link, Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Ar Lietuva tampa žalesnė, ar mūsų lietuviai, ypač žemdirbiai, ar tie miestiečiai, kurie turi paveldėję kažkokias žemės, bet nelabai nori dirbti juose to, sakykime, purvino darbo, ar noriai naudojasi ES skiriamais pinigėliais ir sodina miškus? Labai suaktyviai po to, kai supaprastino paraiškų pateikimą ir kai pakeitė finansavimo pobūdį, atkuria naujai veisiamų plotų. Šiai dienai nesvarbu, kokiu tu būdu užsodinsi, kas tau užsodins, svarbu tai, kokiais medžiais ir kokį plotą užsodinai. Iš tiesų, šis modelis finansavimu labai paskatino daugelį piliečių savo žemės užsodinti mišku. Tai Lietuvoje ąžuolai žaliuos? Pagal tą dainą taip. Galbūt ne vien ąžuolai, sodinam ir beržas, pagal augavietės ir beržą, ir juodalksnį, ir pušį, ir eglę, ir liepą, taip kad tiek mes valstybiniai miškininkai pasinaudojam, bet ypatingai tai yra didelė paspirtis piliečiam. Kiek laiko dar tas traukinys važiuos, kiek dar laiko turime, kas norim tą mišką pasisodinti, kiek dar laiko, kad spėtume bent jau į paskutinį vagonėlį šokti?
Visas aiškumas yra iki 13 metų. Kaip bus toliau, matysim, kaip spręs Europos Sąjunga. Ir aš kiek suprantu, beveik pilnai užtenka, kai kam netgi lieka tų pinigėlių miškui prižiūrėti vėliau šiek tiek laiko ir pasisodinti. Pinigų praktiškai užtenka, savų įdėti nereikia. Jeigu jau taip atvirai šnekant, tai ne tik, kad užtenka, bet ir tikrai atlieka, kažkiek tai atlieka. Nu ir atsiranda tokių momentų gudresnių, sakykime, kabutėse berniukų, kurie bando šitokių būdų ir uždirbti. Daro spaudimą, kad mes ten projektuotum, sakykime, liepą, ąžuolą, kuris tikrai negalėtų augti. Ir kadangi tai yra išmokos žymiai didesnis negu kitų medžių, bet iš tiesų tikrai didelį pagalbą ir palengvinimas ir užtenka tų pinigų. Tuo labiau, kad paskui mokama už žemės vertės praradimą, mokama už priežiūrą, mokama už tai, kad darai apsaugą ar tveri, ar repelentus naudoji nuo žvėjų, taip, kad praktiškai įsigyji didžiulį turtą ateičiai už ES pinigus. O ar yra kažkokie apribojimai, tarkim, žemės taip pat yra skirstomos į atskiras kategorijas pagal derlingumą, ar į bet kokią žemę? Bet kokioje žemėje galima keisti jos paskirtį. Buvo derlingas daržas, o dabar bus miškas. Ar nėra apribojimų? Taip, yra apribojimai. Pirmiausia, tai yra skiriama žemių bonitetų žemėm želdyti. Galbūt ten nedidelį gabalėlį kažkur prie miško įsiterpusi, kur ir didesnių derlingumų pagal balus leidžia apželdyti. O tai yra iš tiesų nederlingų žemių apželdimas miškų. Pas jūs ateina jau su papirėliais projektuoti? Taip, jie turėdami leidimą toje vietoje sodinti mišką, toliau jau seka, aišku, mūsų procedūros. Ir priklausomai nuo žmogaus noro. Arba mes patys, reiškia, dotuojam kažkurį tai laikotarpį iki to laiko, kol žmogus gaus iš nacionalinės mokėjimo agentūros pinigus. Reiškia, arba mes susodinam, arba kaip patogiau, galbūt dalis patys sodina. Nu, ir čia priklauso nuo piliečių ir nuo jo norų. Na, o valstybės miškų tarnautojai ar gali naudotis europiniais pinigėliais šiom išmokom, ar tik privatiems? Valstybiniai miškininkai, miškų sistema iš tiesų pradžioje gaudom tik tai priešgaisriniam priemonėm. Šiai dienai mes labai plačiai jau naudojam tais pinigais, tai ir rekreacinių objektų įkūrimas, taip, aišku, pagrindė tai yra priešgaisrinė apsauga ir gaunam labai daug ir dideliam sumom, kad ir priešgaisrinių bokštų kamerų rengimas, kuris kainuoja virš milijonų, mes niekada nesiryžtom tokiam dalykui. Taip kaip ir rekreacinių zonų, kur, sakykime, iki 300 ir panašiai tūkstančių litų skirta tokiam objektam, šiai dienai to tikrai nesiryžtome, jeigu ne europiniai pinigai. Tokie dalykai kaip landšaftiniai kirtimai, kurie iš tiesų yra, kaip įmonė, tai yra nuostolingi, čia daugiau skirti visuomenė tie dalykai, taip kad sumas mes per metus gaunam netoli milijonų. Galim įsisavinti tiek, kiek mes sugebam, kiek, aišku, paruošiam programų ir mums tai didelį paspirtis. Jau aš nekalbu apie tuos plotus, kuriuos įveisiamus, kuriuos pradžioje mes darydom visiškai, reiškia, iš įmonės pinigų. Šiai dienai, sakykime, šiais metais planuojam apie 50 hektarų įveisti miškų, už kuriuos mums bus kompensuojama. Tai yra tikrai didžiulį paspirtis. Mes planuojam paruošti, reiškia, rekreacinę objektą iki 300 tūkstančių, taip jau. Turim projektėlį, planuojam gal už kelišimtus tūkstančių landšaftinių kirtimų padaryti ir pradedam įgyvendinti priešgaisrinės bokštų sistemos stebėjimo kameras. Tai bus suma kažkur tai 1 400 000. Šiais metais pradedam, sekantys metai ir manau, kad turėtum užbaigti 13 metais. Tai mišką jau stebėsite, nereikės po jį važinėti, galėsite kamerų pagalba ieškoti gaisrų. Ne tik gaisrai, manau, galima tai panaudoti ir vagysčių atveju, ir
Antiek ta sistema pakankamai yra tobula, kad galima nustatinėti ir kada nėra priešgaisrinė pavojaus, tai galima stebėti ir judėjimą, kas vyksta miške. Taip kad, Tai gal padėsite aplinkosaugininkam su brakonieriais kariauti? nu, žinot, gal čia ir sunkiau, bet mes visą laiką bendradarbiaujam. Tiek su medžiotojais, tiek su gamtosaugininkais. Vieni kitiem informuojam tai, kas mums atrodo, kad kažkas tai ne taip. Tiek mes gaunam iš jų signalų, tiek ir mes stengiamės padėti, kadangi tai bendras reikalas visų. Uždaroji akcinė bendrovė Visi GPS LT yra specializuota kompiuterinės technikos ir GPS navigacijų parduotuvė bei remonto centras. Tik čia ir niekur kitur Šiauliuose rasite tiek daug įvairių GPS navigacijų. Sunkvežimiams, lengviesiems automobiliams, motociklams, keturračiams, ploto matavimui, sportui, laisvalaikiui. Visose navigacijose lietuviškas meniu, instrukcijos, naujausi žemėlapiai ir greičio matuoklių duomenų bazės. Jei reikia kompiuterio, nesvarbu naujo ar naudoto, Visi GPS LT vieta, kur jį rasite. Jei pageidausite, suprojektuos stacionarų kompiuterį pagal jūsų individualius poreikius. Jei sugedo nešiojamas ar stacionarus kompiuteris, foto ar vaizdo technika, GPS navigacija, skubėkite į Visi GPS LT. Stoties 14, Šiauliuose. Yra įvairių akcijų ir nuolaidų, apie jas sužinosite internetinėje svetainėje. Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto Bubių link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4.